Sveiki! Šiandien laidą vesiu ne viena. Man talkins Haroldas Lapinskas iš 8 klasės. Laidoje matysite. Koks tas mokytojo darbas? Pašaukimas? Gyvenimo būdas? O gal tik darbas iki pietų ir ilgos atostogos? Kokius neformaliojo ugdymo užsiėmimus mūsų progimnazijoje gali pasirinkti mokiniai? Mokinių mintys apie mokytojo profesiją. Būti mokytoju ne kiekvienam duota. Tai daugiau nei profesija. Tai talentas. Tik įsivaizduok, ką reiškia atsistoti prieš 30 paauglių klasę ir išdėstyti ne itin įdomią ir sudėtingą, tačiau reikalingą mokymo medžiagą. Jūs teisi, ne kiekvienam mokytojui tai duota. Neužtenka vien tik pabaigti universitetą. Tačiau kaip sudominti mokinius, kaip tinkamai pertikti sukauptas žinias ir patirtį. O štai čia ir prasideda kiekvieno mokytojo išradingumas ir kūryba. Galbūt mūsų progimnazijoje jau ilgus metus dirbanti lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Angelė Mičiūnienė tau padės rasti atsakymus į šiuos klausimus. Garsių žmonių ieškoti nereikia. Jų kasdien galime pamatyti televizijos ekranuose. Tačiau daugybės nemažiau įdomių, nusipelniusių asmenybių gyvenančių šalia mes kartais nė nepastebime. Vertėtų įdėmiau apsidairyti aplink. Galbūt čia pat yra žmogus, skleidžiantis šviesą tyliai dirbdamas. Į Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos istoriją metai įpynė daugybę kartų bei vardų. Vienas iš jų – ilgametė šios mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Angelė Mičiūnienė. Mūsų progimnazijoje pasitikusi jau 41 rugsėjį. Paklausta, ar visada svajojo savo gyvenimą sieti su mokykla, mokytoja nedvejodama atsakė, kad nors ir turėjo įvairių pasiūlymų dirbti ne pedagogo darbą, kitur savęs neįsivaizdavo. Mokykla yra tapusi jos gyvenimo savasties dalimi. Daug kartų galėjau pasirinkti kitas darbovietės, turėjau pasiūlymų visokių, bet mokykla man buvo, yra ir bus tokia vieta, kurioje aš jaučiuosi sava. Mokytojos profesija Angelijai Mičiūnienei ne tik darbas, tai jos gyvenimo būdas, pašaukimas, reikalaujantis didžiulio pasiaukojimo ir atsakomybės. Mokytojas jis neturi atostogų, tai kas, kad jis sėdi sodyboje arba keliauja kur nors. Mokytojas visą laiką. Randi, perskaitai kažką, išsikerpi, pasižymi, stebi gyvenimą, galų gale. Mes visą vasarą kuriam, scenarijus rašom, visokius renginius planuojam, neišimtis ir aš. Ši mokytoja viską daro iš širdies. Su begaliniu atsidavimu ir meilė ji ugdo jaunąją kartą, puoselėdama nepriklausomybės akto signataro Jono Basanavičiaus vertybės. Rūpinasi jo atminimo kambariu mūsų progimnazijoje. Pasidomėję, kas yra geras mokytojas, iš Angelės lūpų išgirdome paprastą atsakymą. Aš gal pasakyčiau labai trumpai. Jeigu žmogus jaučiasi savo vietoj, jeigu jis turi ką duoti ir moka kaip duoti, tai ir yra geras mokytojas. Mokytoja dažnai prisimena mokinius, kuriuos išleido į gyvenimą. Daugelis jų dabar sėkmingi gydytojai, teisininkai ar žurnalistai. Taigi čia visi beveik tėvai tai buvę mūsų mokiniai. Mes išleidom iš šitos mokyklos apie 80 klasių, kelis tūkstančius žmonių. Šiandien mokytoja jaučiasi laiminga tebedirbdama mokykloje. Visą savo per ilgus darbo metus sukauptą išmintį ir patirtį mokytoja kasdien panaudoja pamokose. Ji lengvai randa bendrą kalbą su įvairaus amžiaus mokiniais, turi neįtikėtiną talentą juos sudominti. Mokiniai noriai lanko jos pamokas, nes čia gali sužinoti dar niekur negirdėtų kraštotyros ir etnografijos dalykų. Baigusi ne tik lietuvių kalbos, bet dar ir etnokultūros studijas, mokytoja organizuoja įdomius renginius, veda edukacinės programas, kuria įvairius projektus. Jos aktyvumas, neblėstanti energija ir pasišventimas darbui žavi bei verčia pasitempti ir neatsilikti jaunosios kartos mokytojus. Labai rūpinuosi, kas čia bus toliau su etnokultūra šitoj mokykloj ir su kraštotyra. Kažkaip pradėjau daugiau bendrauti su mokytoja Ringailė, mes darom edukacinę programą.
Džiaugiamės, kad mūsų progimnazijoje dirba tokia kūrybiška, mylinti darbą mokytoja, kuris savo pavyzdžių įkvėpia ne tik mokinius, bet ir ne vieną jauną mokytoją. Ar daug moksleivių pasirinktų mokytojo profesiją? Ką apie tai mano mūsų progimnazijos mokiniai, papasakos mokytoja Asta Lipnickienė. Jau įsitikinome, kad dabar mokykloje turime puikių mokytojų, bet ar nepritrūksim jų ateityje? Pakalbinau mūsų mokyklos ketvirtokus ir jų paklausiau, ar norėtum būti mokytoju? Norėčiau. Labai įdomi profesija. Galbūt būtų visai ir nieko. Galbūt ir norėčiau, nes man patinka mokyti vaikus. Taip. Aš 4-5 kažkur metų norėjau būti mokytoja labai. Bet dabar, žinai, vaikams vis profesijos keičiasi. Na, žiūrint kaip kada, kartais norisi, ir kartais nuo vaikų priklauso tiesiog, ar jie triukšmingi, ar netriukšmingi, ar klauso, ar neklauso. Aišku, norėčiau, man patinka, kaip galima sakyti, kartais mokyti, kartais anksčiau važiuodavau su draugais mokyklą, mėgdavau būti mokytoja ir mokinė. Ne visi taip teigiamai galvoja apie mokytojo profesiją. Ir dabar pažiūrėkime, ką atsakė kiti. Na, nelabai. Ne, nelabai. 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 Nes dažniausiai tam reikia labai daug kantrybės išnaudoti. Nelabai iš tikrųjų. Aš žinau, kad tai būtų labai daug vargo. Man pačiam, nelabai patinka skaityti knygų. Mokytoja nelabai, bet aš apie mokytoją nebuvau pagalvojusi anksčiau. Nelabai. Labai triukšmautų vaikai, galėčiau nenuraminti tų vaikų. Nelabai norėčiau, nes reikia daug žinoti, daug išmanyti ir kaip ir nervų reikia kažkiek išnaudoji. Nuomonės pasiskirstė daugmaž tolygiai. Deja, berniukus nelabai domina mokytojo darbas. Išlieka ta pati perspektyva, kad mokyklose bus moteriškas kolektyvas. Dar paklausiau ketvirtokų, kokią norėtum vesti pamoką. Manau, kad matematika. Matematika? Matematikos arba kūno kultūros. Matematika arba lietuvių. Tai aš irgi norėčiau kūno kultūrą. Kūno kultūrą. Gal pasaulio pažinimo. Muzika man labai patinka. Prancūzų pamoka. Turbūt anglų pamoka. Kaip ir mano mokytoja mokyti pradinės klases. Mokinių nuomonių apžvalgą norėčiau pabaigti optimistinę gaidą. Aš įsivaizduoju, kad aš būtų gal nelabai jau griežtas mokytojas, nes aš tikrai esu labai linksmas. Pradėčiau šaukti, kad ramintųsi, arba pasakyčiau, kad jeigu nenusiraminsite, tuomet reikės kokių 10-15 ratų apibėgti aplink salę. Išvaru iš pamokos. Tada jau šūkiu ant vaikų. Haroldai, kaip manai, kokiai mūsų mokyklos mokytojai labiausiai tiktų toks apibūdinimas? Ji jaunatviška, turi puikų humoro jausmą, neišpasakytą kantrybę ir sugeba be jokių problemų mokiniams suvalgydinti karčias mokslo šaknis kaip skaniausius vaisius. Tikriausiai jūs kalbate apie mano geografijos mokytoją, Kristiną Šimonitytę. Taip, kaip tik apie ją ir papasakosime. Jauna mokytoja kiekvieno pamokose rymančio mokinio svajonė. Jos atlaidesnės, supratingesnės ir nenutolusios visų šviesmečių nuo šiandienos madų ir gyvenimo. Mūsų progimnazijoje jau 5 metus dirbanti geografijos mokytoja Kristina Šimonitytė teigia, visada svajojusi ir dar besimokydama mokykloje žinojusi, kad bus mokytoja. Visada svajojau būti mokytoja, tik tai ne visada svajojau būti geografijos mokytoja. Kad būtent geografijos mokytoja norėčiau būti, tai pradėjau galvoti 12 klasėje. Ši mokytoja mėgstama ir gerbiama vaikų už nuoširdų darbą, malonę šypseną bei jaunatviškumą.
Mokinius žavi jos energija, kūrybiškos bei įdomios pamokos. Su mokiniais sutarti sekasi, manyčiau, labai gerai. Vieni mokiniai myli, kiti mokiniai gerbia, o kiti mokiniai tiesiog pripranta, kad esi jų mokytoja. Pedagogo darbe nėra rutinos, monotonijos ar nuobodulio. Atvirkščiai, jis dinamiškas, nes mokiniai kiekvieną dieną stebina vis kitaip. Mokytojos darbas yra nenuobodus, dinamiškas, mokiniai kiekvieną dieną gali padaryti kokią nors staigmeną. Yra manančių, kad mokytojo specialybė nebemadinga, tačiau tai tik viena iš nuomonių. Kristinai Šimonytytei pedagogo profesija atrodo patraukli. Ji teigia esanti mokytoja net ir užvėrusi mokyklos duris. Tai jos gyvenimo būdas. Norėčiau pasakyti, kad tik darbas, bet tai yra ir gyvenimo būdas, nes išėjus iš mokyklos negali tik užverti durų ir pamiršti, kas tą dieną yra buvę. Ir grįžęs namo, dažniausiai visuomet pratęsi darbą toliau. Neseniai įgyta vyresniosios geografijos mokytojos kategorija suteikia Kristinai dar didesnio pasitikėjimo savimi. Ji domisi naujais ugdymo metodais, diferencijuoja ir individualizuoja mokymą, stengiasi padėti vaikams atskleisti kuo daugiau gabumų bei talentų. Mokytoja teigia, kad darbo patirtis ateina bėgant laikui, o studijų metais Vilniaus pedagoginėme universitete įgytas žinias jai padeda pagilinti bendradarbiavimą su vyresniosios kartos mokytojais. Patirtis ateina bėgant metams, o žinios visos nusigulėjo besimokant. Ir kiekviena diena vis atneša naujų žinių, patirties. Ir kiekvienais metais vis tobulėjam. Be abejo, mes bendradarbiavim su vyresniosios kartos mokytojais, nebūtinai tik su mūsų mokyklos mokytojais ir su kitų. Mokykla gali didžiuotis turėdama šią jauną ir labai perspektyvią mokytoją, dirbančią su vis augančiu užsidegimu bei polėkiu. Mokykloje svarbu ne vien tik pamokos ir mokslai. Kiekvienas mokinys nori turėti galimybę užsiimti mėgstamą veiklą. Tu visiškai teisus, Haroldai. Mūsų progimnazijoje mokiniai tikrai gali tai padaryti, nes neformaliojo ugdymo būrelių pasirinkimas išties gausus. Apie tai siužete papasakos pradinių klasių mokytojas Erika Kerolytė ir Rasa Kildišiūtė. Mūsų progimnazijos mokiniai turi visas galimybės turiningai ir prasmingai leisti laisvalaikį. Mokykloje organizuojama gausybė įvairių būrelių. Jau ne vienerius metus pradinių klasių mokiniai noriai lanko linijinius šokius. Būreliui vadovauja vyresnioji mokytoja Erika Kerolytė. Šiuos šokius sudaro pasikartojančių žingsnelių seka. Šokama linijomis, visi juda ta pačia kryptimi. Linijiniai šokiai ypatingi tuo, kad vysto ritmo pajautimą, taisyklingą kvėpavimą, lavina laikyseną ir orientaciją erdvėje. Šokėjų judesiai tampa elegantiški ir patrauklūs. Būrelio lankytojai nuolat išmoksta naujų, smagių šokių. Nenorintiems aktyviai leisti laisvalaikio mokiniams, siūlome nuo rugsėjo startavusi jaunųjų keramikų būrelį, kuriam vadovauja mokytoja Rasa Kildišiūtė. Čia mokiniai iš molio lipdo įvairiausias grožybės, kurias vėliau galima pamatyti mokyklos parodose. Būrelio lankytojai jau išmoko pagaminti dėžutes, puodukus, žaisliukus. Taip pat sužinojo, kaip sukurti dirbinį iš kelių detalių. Pagaminti darbai dekoruojami, tuomet jie įgauna spalvas. Tokie mokinių dirbiniai puošia mokyklos erdves bei džiugina tėvelius, senelius ir draugus. Žaisti mėgsta kiekvienas vaikas. Tai ne tik smagu, bet ir naudinga. Savo aktyvumą ir sukauptą energiją mūsų progimnazijos mokiniai gali tinkamai nukreipti ir panaudoti judriųjų žaidimų būrelyje. Jam vadovauja mokytoja metodininkė Stasė Andrikienė. Būrelį lanko 6–11 metų mokiniai. Čia ugdomas vikrumas, pastabumas, gera orientacija. Būrelio nariai laikosi susitartų taisyklių, išmoksta pasitikėti savimi, o svarbiausia, patiria daug gerų emocijų. Vyresnieji būrelio nariai jau garsina mokyklos vardą mieste. Jie dalyvavo Lietuvos mokinių olimpinio festivalio Vilniaus miesto kvadrato varžybose. Džiaugiamės jų užimta 2. vieta.
Muzikinis lavinimas praplečia žmogaus sąmonę, gilina jo intelektą, padeda tapti laisvu ir moko išreikšti save. Jaunučių choras Kregždelė mūsų mokykloje gyvuoja jau daugelį metų. Chorą lanko 1–4 klasių mokiniai, kuriems vadovauja muzikos mokytoja metodininkė Jelena Skupienė. Choras dalyvauja įvairiuose mokyklos, miesto organizuojamuose renginiuose bei projektuose. Vaikai čia mokomi taisyklingo kvėpavimo, formuojamas ir lavinamas jų balsas, tartis bei gražus garso išreiškimas. Dainavimas mokiniams puikiai galimybė išreikšti save, susipažinti su scenos kultūra bei pajausti chorinio dainavimo teikiamus malonumus. Taigi, pasibaigus pamokoms, mūsų progimnazijos mokiniai savo laisvalaikį leidžia įdomiai, prasmingai ir naudingai. Apie dar daugiau neformaliojo švietimo būrelių papasakosime kitose mūsų laidose. Šios dienos laidą rengė Asta Šalkauskaitė, Haroldas Lapinskas, Aurimas Vėta, Erika Kerulytė, Rasa Kildišiūtė, Asta Lipnickienė. Laidos vadovas Valentinas Devetnikovas.